Aš, pavyzdžiui, niekada neprašau, ko aš noriu. Jis pats privalo susiprasti, ko man reikia. O aš tai kalbu apie savo poreikius. Tiesiog paprašau, pasakau ir nebijau pasirodyti silpna. Jis iš mano veido jau turi suprasti, kad aš susinervinau. O aš aiškiai vardinu, kaip jaučiuosi. Pasakau, jeigu pykstu ar liūdžiu, taip ir vardinu. Ką? Kaip mane nervina, žinok. Grįžta vėlai po darbo, viršvalandžiai, sportas, draugai, savaitgaliai užimti. Aš specialiai jam nieko nesakysiu ir aš pasižiūrėsiu, a jisai pasiūlys ką nors nuveikti dviese. Ir paskui tegu nelenda prie manęs. Sekso dar matai nori, specialiai atstumsiu. O žinok, neriboju jo laisvės, tegu būna savimi. Tik kalbu apie savo poreikius, kad jaučiausi laiminga. Susitarimo jokių mes neturime eikti. Vienintelis, kad jis privalo tylėti, kai aš kalbu. O mes tai turim susitarimus. Dėl vaikų, dėl finansų, dėl laiko kartu ir su šeima. Tai labai svarbu.